Na ką, labas visiems. Šiandieną mano vienas iš gražiausių skaičių. Aštuntukas toks. 1, 2. Labai labai smagus skaičius, nors pas mane gimimo datoj jo nėra. Bet kažkada tai, kai gyvenau Lietuvoj, pas mane butas buvo 88. O, Taip, tai dėl to man labai aktualus tas aštuntukas. Be abejo, aš jau į tą butą niekada gyvenime negrįšiu, bet pas mane jisai yra labai toksai įsimintinas. įsidėmėjau. Kodėl? Todėl, kad tai buvo pirmas butas, kuris buvo nupirktas už savo pinigus. Dar dėl ko ten, negautas, žinai, bet nusipirktas, tada dar buvo tais laikais kooperatyvai, buvo kooperatinis butas pirktas, buvo 8 aukštas, dar kas buvo. O, tai jau Taip, 3 aštuonetukai. taip. Ir kai gimė mano dukrytė, iš pat pradžių mes gyvenom pas tėvų, bet jau kai aš ją pasigimdžiau, jau buvo butas ir gimus dukrytei iš gimdymo namų jinai grįžo grinai į tą 8 aukštą ir 88 butą. Tai va. Nu, va, Tai kiek dabar daug. noriu, kad tu, Danute, pasakytum kažką tai apie tos aštuntukus tokio wow, arba šiaip, aštuntukas ir aštuntukas. Nu, sveiki visiems. Taip, aštuntukas yra aštuntukas, nieko jisai labai daug, kaip pasakyti, reikšmės nesudaro, bet jis yra skaitomas kaip motyvacinis skaičius. Buvo. Jisai yra pozityvo motyvacijos reiškinys. Nu ir ką mes galim pakalbėti apie tą aštuntuką. Trumpai, numerologijos skaičius 8888 yra stiprus, gausos ir pasiekimo finansinio stabilumo simbolis. Nu, ką aš galiu pasakyti, aštuntukas yra susijęs viskas su finansais ir stabilumu. Su pinigais. Su verslu, pinigais, stiprumu pinigais. Tai mes apie tai ir pakalbėsim. Gausa ir finansinis klestėjimas. Skaičius 8 dažnai siejama su materialinė sėkme, pinigais, finansinė gerovė. Kai jis kartojasi 4 kartus, tai ženklas, kad visata siunčia energiją, padedančią pritraukti klestėjimą ir stabilumą. Tai kame esmė? Jeigu jūs matote dažnai aštuonetukus ir jie jums vaidenasi, vadinasi, jūs traukiate sėkmę ir pinigus. Pusiausvėra ir harmonija. Skaičius 8 taip pat simbolizuoja pusiausvėrą. 888 gali reikšti, kad jūsų gyvenimas netrukus pasieks harmonijos balansą tarp darbo, šeimos ir asmeninio gyvenimo. Atlygis už pastangas. Tai ženklas, kad jūsų sunkus darbas, atkaklumas, kantrybė netrukus bus apdovanota. Šis skaičius rodo, jog jūsų pastangos duos rezultatų. Buvo, kaip įdomiai. Karma ir dvasinis augimas. Skaičius 8 yra susijęs su karma. Tai, ką įdėsite į gyvenimą, grįš atgal. Va, tai reiškia, jisai sugrįš atgaliniu, kaip aš sakau, bumerangu. Tu duosi, tau duos, tu duosi, tau duos. O, kaip fainai. 8 gali būti priminimas, kad pozityvi energija ir geri darbai dedasi sukurti sėkmingą ateitį. Tai va, jeigu dažnai matote 8, vadinasi tai ženklas, kad einate gerų keliu. Va, toliau, teisingas kelias. Jei dažnai matote 8, tai ženklas, kad einate teisinga kryptimi ir jums tereikia išlikti dėmesingiam bei pasitikėti procesu, ką aš prieš tai ir minėjau. Šis skaičius yra stiprus motyvacinis ženklas. Motyvacinis ženklas. Jis skatina tikėti savo gebėjimais ir nebijoti priimti gausos, kurią visata yra paruošusi jums suteikti. Tai laikas įvertinti, ką jau turite ir su kuo dėkingumas priims naujas galimybės. Va, koks mūsų dienos aštuntukas. Tai vadinasi, Jūratė, jeigu tu gyvenai 88 bute, 8 aukštas, jau 3 aštuntukai, vadinasi, yra sėkmės ženklas. Motyvacinis.
Vadinasi, pas tave taip ir yra. Ir verslas sekasi, ir pinigai sukasi. Vadinasi, tu eini gera linkme. Nesvarbu, kad dabar tau tas aštuonetukas gal ir nesipainioja po akim, bet vadinasi, jis praeity turėjo labai didelę įtaką. Nu ir ta dukrytė, kuri atvažiavo tiesiai iš gimdymo namų į 88 butą ir į 8 aukštą. Irgi Va, labai turi tokių va didelių, tu jo žinai. O dabar taip. aš nenorėdama užbėgti įvykiams už akių, nes norėjau pasiklausyti apie aštuntuką. Bet tu, brangioji, tai gimusi vasario 8 dieną. Nu taip, Va, taip. matai. Vasario 8, bet, nu, pas mane, matai, tas aštuntukas vienas. Nu, nesvarbu, bet tai vis. Toksai, kaip sako, sėkmės, finansinės sėkmės mažą dalelytę. Todėl, kad Bet tai vienas. tik tai vienas jo, bet galiu pasakyti, jeigu einant pagal karmos taškus ir jo lygmenį 8, aš negaliu pasakyti, kad yra pas mane labai blogai. Pas mane yra labai gerai. Tai va, kaip fainai. Tai va, tas aštuntukas yra, jo, va, kaip sakau, gražus skaičius, jisai neturi kažkokio ten jau wow, bet Ne. jeigu sudėjus, va, 8, 8, dar 8 ir taip Taip. toliau, tai jisai toksai populiarus skaičius. Man tikrai, va, jeigu pasakyti palei save, aštuntukai retai kada pasitaiko, bet vat man pasitaiko kiti skaičiai dažnai vienas, du, žinai, o tai būna, A, taip. ypač ant laikrodžio, vat kai pasižiūriu, pas mane kaip elektroninis laikrodis, ane, ir vat Taip. du, vienas, o čia jo labai Čia dažnai. yra irgi ženklai, kurie jum primena. Tai angelai sargai lygiai taip pat ir aštuntuko yra angelas sargas numeris, kuris turi kažkada žmonėm vis tiek jis kitas žiūrėk nusiperka mašiną ir jo numeriai 8888. Taip Arba būna. 38. Arba žiūrėk, jis telefono numerį turi. 88. Pas mano vyro darbo numeris 8881. Vau, Nu, geras. ir jisai pats nežinodamas gal turi tą numerį, bet jam neužsifiksina, kad jam čia yra finansinė jo padėtis super gera. Nes pas jį net ar 4 ar 5 net, bijau sumeluoti, 4 man atrodo yra. Tai vadinasi yra gerai. Vadinasi, yra gerai. Tai vat su šita gražia gaidele tada ir užbaikim šios dienos mūsų sesiją, kur buvo labai gražus skaičius aštuntukas. O jeigu jūs norite sužinoti daugiau apie aštuntuką ir ne tik, susisiekite tiesiogiai su Danute, nes jinai yra skaičių profesionalas, numerologas, kuris žino apie skaičius viską ir dar daugiau. Iki malonaus. Iki.